Lapė – tai viena gudriausių ir paslaptingiausių miško gyventojų. Jos krūtinė ir uodegos galiukas batutėliai, o ant kojyčių juodos pirštinaitės. Ji turi aštrias akis, kurios švyti tamsoje. Lapės – tikros aktorės. Jei reikia pasislėpti, ji gali apsimesti negyva, o jei reikia pabėgti, bėgs vingiuotai, kad plėšrūnai nesuprastų, kur ji nubėgo. Lapė ėda vabaliukus, peles, paukščius, uogas, vaisius ir net grybus. Kartais ji net slepia maistą po žeme, kad turėtų atsargų vėliau. Kaip tikra miško sandėlininkė, lapės gyvena urvuose, kuriuos kasa pačios arba paima iš barsukų. Jos urvai turi slaptus išėjimus, kad pavojui kilus galėtų greitai pasprukti. Kai lapė susilaukia mažylių, lapiukų, ji tampa švelniausia ir rūpestingiausia mama. Mama lapė juos moko visko, nuo slėpimosi iki medžioklės meno. Dieną lapė slepiasi, o naktį tampa tikra miško valdovė. Jos aštri klausa leidžia girdėti net pelės žingsnelius po sniegu, o jos nosis užuodžia grobį iš labai toli.